Sveiki, su jumis laida Sveikatos receptai. Tikiuosi, kad šį pusvalandį praleisite kartu, o mes pažadame daug įdomios ir naudingos informacijos apie sveikatą ir ne tik. Šiandien laidoje. Minint pasaulinę vėžio dieną, aiškinsimės, ar įmanoma sumažinti tikimybę susirgti sunkiomis ligomis, kai kasdien esame apsupti žudančių teršalų. Mokslininkai yra sukūrę labai puikų produktą, kuris turėtų būti kiekvienose namuose, jį turėtų vartoti kiekvienas nuo mažo iki didelio. Patarimai vyrams, kaip išvengti labiausiai vyrus gąsdinančios onkologinės ligos. Su amžiumi prostatoje vyksta pokyčiai, tiesiog amžiniai pokyčiai, kurie gali turėti įtakos prostatos vėžio atsiradimui. Kūno linijas dailinsime uždegančią muziką ir šokio ritmu. Ateisit į zumbą, vieną treniruotę, kitą, kojos pačios neš į čia. Taip pat sužinosite, kaip pastebimai atjaunėti vos per keletą apsilankymų pas kosmetologę. Na, į svečius šiandien pakvies gydytoja onkologė Evalda Marcinkevičienė. Reikia nebijoti, jie spaudžia. Vat kada suimi, jau iš jų reikia, iš to gniaužto va tokio, va jau reikia vaduotis. Na ir ne visiems matytas jauku. O laidos pabaigoje žiūrovų laukia konkursas. Vėžys vadinamas šių laikų liga, nuo kurios kasmet pasaulyje miršta maždaug 8 milijonai gyventojų. Pasirodo, beveik 50% onkologinių susirgimų sukelia aplinkoje esančios pavojingos medžiagos, pradedant automobilių ir kūrenimo įrenginių išmetamosiomis kietosiomis dalelėmis, baigiant teršalais, kuriuos gauname kasdien naudodami įvairias valymo priemonės buityje, maistu prifarširuotų įvairiausių priedų. Tad kaip padėti sau, kai gyvename tokiomis sąlygomis? Visi žinome, kad tik iškritęs sniegas baltutėlis, o štai jo likučiai pakelėje. Tai tik vienas pavyzdys matomas plika akimi, kokia aplinkos tarša mus supa kasdien, kurią sukelia ne tik automobilių išmetamosios dujos. Ypatingai tarša kietosiomis dalelėmis padidėja šaltuoju metų laiku, kai prasideda intensyvus šildymo sezonas ir iš kaminų pasipila dūmų kamuoliai. Tuose dūmuose yra, įvairių medžiagų steros oksidas, formaldehidai, toliau, azoto oksidas. Jos išėjusios per kaminą į atmosferą reaguoja, su dar kai kuriuom, atmosferoje esančiom medžiagom ir, sergantis lėtiniam kvėpavimo takų ligomis, įkvėpęs tokių, kenksmingų medžiagų atsiranda, ligos paūmėjimas. Tai, prasideda ypatingai, kenčia tokie ligoniai mūsų, kurie serga lėtinė obstrukcinė plaučių liga, kurie serga bronchostma, lėtiniais bronchitais, Tai, tos kenksmingos dalelės patekusios į kvėpavimo takus per bronchus, ir ypatingai, kurie dar gal turi slogą, kvėpuoja tiesiog pro burną, o oras eidamas pro nosį, jeigu, sunkiai kvėpuoja, laisvai nosis kvėpuoja, tai apšildo, išsivalo, oras patenka švaresnis trupučiuką. Bet kurie sunkiai kvėpuoja pro nosį, tai jiems visas tos kenksmingos medžiagos užliaukia tiesiog į bronchus, į plaučius. Į plaučius patenka tokios dalelės, kurių giliau į plaučius, kurių dydis yra nuo 3 iki 5 mikronų dydžio. Tai jos nukeliauja į smulkiuosius bronchus, taip į smulkiasias, kvėpavimo takus smulkiuosius, bronchiolės, aleolės ir taip toliau. Na ir žmogui, būna ligos paūmėjimas. Pastoviai, kvėpuojant tokias toksinės medžiagas, aišku, savaime, kuriem, atsparumas trupučiuką, silpnesnis yra, išsišaukia, tokie pereina į lėtinius bronchitus, dažnai žmogus kosti, skrepliuoja. Ir tas uždegimas vystosi toliau, jis dar, nesikreipia pas gydytojus, pageria arbatėlės kokias tai, o tas liga šliaužia, kaip mes sakom, šliaužia, progresuoja. Moksliniai tyrimai parodė, kad ir ilgalaikis, ir trumpalaikis kietųjų dalelių poveikis yra kenksmingas sveikatai. Amerikos vėžio draugijos atliktų ilgalaikio kietųjų dalelių poveikio tyrimo duomenimis, daugėjant smulkiųjų kietųjų dalelių, didėja mirtingumas nuo širdies ir plaučių ligų,
daugėja ir susirgimų plaučių vėžiu. Apsisaugoti čia yra problematiška, kaip sakant. Žinot, patariama jau, reiškia, tokiem ligonėm, aišku, savaime mūsų, kurie ten turi neįgalumą, sakykime, tai patarta neiti į orą tokio, kada nevėjuota, reiškia, tas smaugas jaučiasi, žiūrėkit, langus uždaryti, reiškia, atidarai langus ir mūsų poliklinikoje čia netoliese, namai privatus yra, reiškia, tai kai atidarom langus, žinot, tai tiesiog negali kvėpuoti, tas toksai jaučiasi smalkių kvapas. Ir ypatingai, reiškia, tos smalkės ypatingai. Na ir dar, jeigu galima pridurti ne vieną apie šitą, reiškia, tą smaugą, bet, reiškia, yra ir namuose, sakykime, kūrenant malkom, kūrenant dujom, daugiabučiuose namuose. Dujos tai nėra taip jau, reiškia, nekaltas dalykas. Degdamos dujos išskiria azoto oksidą, sieros oksidą ir taip toliau, žinokite. Ir, reiškia, tie dalykai visi dirgina bronchų gleivinę, sukelia bronchų gleivinės tą dirglumą, reaktyvumą ir sukelia tokius dalykus. O mes pastoviai tai verdam viryklėse valgyti, sakykime, kiekvieną dieną ir jeigu žmogus, reiškia, yra toks jau jautresnis tam, reiškia, dalykų, jis, reiškia, palaipsniui prisikvėpavęs tų dalykų, reiškia, susirga lėtinė liga. Aišku, šiandien dar gali džiaugtis tie, kurie neserga lėtinėmis ligomis. Ir oro užterštumo sukelti negalavimai neveja pas gydytoją. Tačiau ar ilgai? Rytą, kai reikia eiti, ypatingai dar plus, kai eini tuo pačiu metu, kai visi kamščiai tokie, tai prie perėjos pasižiūri, geriau būtų, kad nereikėtų laukti žalios šviesos, iš karto ir praeitum. Tai nes sustoji ir mašinos stoji, tai dar tas kvapas dvigubai stipresnis yra. Tai kaip ginatės nuo to užterštumo? Radot kažkokį gal būdą, kaip apsisaugot? Jeigu įmanoma, aišku, stengiamės kažkur iš to miesto pabėgti, taip, bet ne kasdien pavyksta, o šiaip tai ir natūraliom priemonėm, ir vartojam, labai smagu dabar paskutiniu metu, tai tokia natūralių medžiagų priemonė, bet akuardą pradėjau vartoti, labai gerai toleruojama ir ypatingai žmonės, kurie netgi turi ir didesnių sveikatos problemų, būtent ir žmonės ir su astmom, ir kurie dirba kenksmingose sąlygose, tai taip ir vieną paklausiau, kitą nuomonę išgirdau iš pažįstamų artimųjų, kaip sako, geriausia reklama yra iš artimųjų lūpų ir nutarėm, kol dar rimtų problemų neturime, tiesiog pabandyti ir tikrai tas toleravimas, tuo labiau, kad tai yra natūralios maisto medžiagos. Tai tas dar gal imponavo, kad pasirinkti. Moteris prisipažįsta, kad ieškoti pagalbos savo ir savo šeimai paskatino padažnėję neaiškios kilmės negalavimai. Tas toksai sausas, atsikosėt negali, toksai šiek tiek liktai gerklės, toks diskomfortas, sakyčiau, ne tai gal ten, bet tas toksai krenkšėjimas, kaip vadinama gal žmonės labiau, o tokio dar, tai gal dar nėra, tikėkime, tų problemų tokių rimtų, kad tai pajausiu, bet aš vis tiek manau, kad įtakos organizmui tikrai turime. Tuo labiau, kad ta tarša ne vien tik tai tą, ko mes kvėpuojame, bet tai yra ir maistas įvairūs, ir toksinai, ir per vandenį, ir gaunam ir visokiais su priedais tą maistą vartojame, kartais nedingsi, nesi žmogus izoliuotas. Ponios Editos minimas GNLD kompanijos sukurtas preparatas Betaguard pasirodo jau seniai žinomas visame pasaulyje. Žmonių jis vadinamas labai paprastai – organizmo šluota. Betaguardą išrado garsus mokslininkas Artūras Furstas, galvodamas apie žmonijos ateitį, todėl kad šis mokslininkas yra išradęs skystąją chemoterapiją, kitaip tariant vaistus nuo vėžio. Ir šis žmogus matė, kaip žmonės kenčia nuo tos ligos ir kaip sunku paskui tuos vaistus iš organizmo pašalinti po to, kai jie jau atliko savo darbą. Šis mokslininkas didžiąją savo laiko dalį skyrė būtent toksikologijos ir žmonių apsaugos nagrinėjimui. Šis produktas reikalingas tiek miesto žmonėms, tiek kaime gyvenantiems, pagaliau ir vaikams, kurie su maistu, su saldumynais gauna nepageidaujamų medžiagų, o šis produktas padeda juos pašalinti iš organizmo. Šis preparatas tarsi apsauga nuo mus kasdien supančių teršalų ir priemonė, padedanti organizmui pašalinti tą sukauptą taršą pačiu natūraliausiu būdu. Šis produktas yra absoliučiai natūralus, pagamintas iš to maisto, kurį mes turėtume suvalgyti, tačiau jo patentuota formulė yra sudaryta ne bet kaip, o būtent tokiu būdu, kiek apsaugai reikia mūsų ląsteliai tų medžiagų. Ir čia yra ir vitamino C, ir E, ir A. Mums taip reikalingo jodo, chromo ir labai reta medžiaga dabar sutinkama maiste ir dirvožemį, aišku, kadangi žolę mėgsta žmonės deginti.
nusikalstamai prieš gamtą, tai yra selenas, kuris mūsų organizmo apsaugai labai reikalingas. Šitie produktai, aišku, yra mūsų maiste ir morkose, ir špinatuose, visuose antioksidantų turinčiuose produktuose, tačiau mes nežinom, kiek jų suvartoti ir mes negalime tokio kiekio su maistu gauti. O mokslininkai sugebėjo būtent paimti tuos pigmentus ir tas maistinės medžiagas, kurios mums yra reikalingiausios ir sudėti jas taip, kiek reikia tos dienos normai ląstelių apsaugai. Betaguard preparatą, kaip ir kitų GNLD kompanijos produktų, galite įsigyti iš pirmų rankų, susisiekę su nepriklausomais kompanijos konsultantais arba užsukę į sveikatingumo ir grožio namus Salomėja, Puzino gatvė 11. Siekiant užkirsti kelią sunkioms onkologinių ligų pasekmėms, svarbiausia savalaikė diagnostika. Tad dabar prie televizoriaus ekranų kviečiu vyrus arba jais besirūpinančias moteris. Šiais laikais iš vieno kraujo lašo galima nustatyti daug ligų, tiksliau išsiaiškinti organizme vykstančius pokyčius, esant dar tik ligos užuomazgoms. Vienas iš tokių susirgimų vyrus labiausiai gąsdinantis prostatos vėžys, kurio bijoti anot medikų visai ir nereikėtų. Jei stipriosios lyties atstovai daugiau dėmesio skirtų profilaktikai, nelaukiant, kol liga apie save praneš įvairiais sutrikimais. Prostatos specifinį antigeną rekomenduojama išsitirti visiems vyrams nuo 40 metų, profilaktiškai, net ir nejaučiant jokių ligos požymių, o kas 2 metus. O jau vyresniems vyrams, tai yra nuo 50 metų, tyrimą atlikti rekomenduojama kas metus. Taip yra, tokios rekomendacijos yra dėl to, kad su amžiumi prostatoje vyksta pokyčiai, tiesiog amžiniai pokyčiai, kurie gali turėti įtakos prostatos vėžio atsiradimui. Ir laiku aptikus tą prostatos vėžį pirmose jo stadijose, gydymas yra nebrangus, palyginus paprastas ir vyras išlieka visiškai sveikas. Tuo tarpu, jeigu jau aptinkama vėlesnėse stadijose prostatos vėžys, tuomet jau yra aišku daug sudėtingiau, kitą kartą reikalingas ir operacinis gydymas ir žinoma, kad tai jau gali būti susiję ir su tam tikrais sveikatos sutrikimais. Būtent todėl savo vyriškąją sveikatą vyrai privalo rūpintis reguliariai. Ir tam tikrai nebūtina gaišti laiko eilėse prie gydytojų kabinetų. Paprastą, tačiau informatyvų tyrimą kiekvienas vyras gali pasidaryti jam patogiu metu, užsukęs į mediciną praktiką laboratoriją. Specialiai ruošti šiam tyrimui nereikia. Vyras gali būti net ir pavalgęs, žodžiu, nereikia badauti parom, kad jį išsitirti. Tiesiog tik tai reikėtų parą prieš tyrimą vengti aktyvaus fizinio krūvio ir vengti važiavimo dviračių. Tuomet galėsime gauti tikrai tikslius rezultatus. Tyrimas atliekamas iš kraujo, imamas veninis kraujas ir jau kitą dieną jūs turėsite rezultatus ir žinosite, ar jums reikia kažkur tai dar kreiptis į gydytoją, urologą ar šeimos gydytoją ir toliau tirtis, ar galite dar metams likti ramus ir sugrįžti pas mus vėl po metų. Išsaugokite savo ir savo moteriai gyvenimo džiaugsmą, laiku pasirūpindami vyriškąją sveikatą. Beje, šiuo metu medicina praktika laboratorijoje vyksta akcija. Prostatos specifinio antigeno kraujyje tyrimas kainuoja gerokai pigiau. Na, o dabar apie daug linksmesnius dalykus. Naują, visą pasaulį užvaldžiusią, gerą nuotaiką ir puikią savijautą garantuojančią zumbą. Gera muzika, šokis ir puiki nuotaika. Taip keliais žodžiais zumba treniruotes apibūdina panevėžietė Akvilė, ne taip seniai atradusi šias treniruotes. Ir stepą išbandžiau, ir va čia su treniruokliais, tais dviračiais, ir kickboksą, ir funkcinę, kūno dizainas. O paskui dukra pabandė į zumbą, aš kažkaip iš karto galvoju, ką aš ten vyresnė prie to jaunimo. Mama, sako, kokia nuotaika gera, sako, patiks tau. O kas čia?
vieną kartą neišėjo, kitą kartą išeis. Nu jau, ir iš tikrųjų taip prilipo, kad jau kokią treniruotę, kitą kartą ką nors negali, bet jau zumbos, tai jokių būdų, kad nepraleistų treniruotę. Aš kai nueinu į zumbą, tai jaučiuosi tokia, kaip ir visos kitos, jaučiuosi jau, man dar tik 18. Būtent puiki savijauta, gera nuotaika ir nuovargio kaip nebūta net po sunkiausios darbo dienos. Nesunku suprasti, kodėl zumbą jau taip pamėgo kitų šalių moteris. Ši treniruotė tarsi šokių vakarėlis sporto salėje. Čia nereikia tiksliai atkartoti kiekvieno šokio judesio, tiesiog atsipalaiduoji ir mėgaujasi. Tai yra šokis, kartu fitnesas, gera linksma muzika su Latino Amerikos elementais ir aišku žingsneliai. Salsa, bačiata, merengė, tiesiog ir plus dar labai gera nuotaika ir didelės emocijos. Nu, realiai tai yra zumba. Pasaulis zumba jau daugiau negu 10 metų, pas mus Lietuvoje truputėlį viskas ateina šiek tiek vėliau, bet smagu, kad ateina, pasekėjų tikrai daugėja ir tas užsidėgymas zumba yra dar dėl to, kad linksma, paprasta, tuo pačiu gera savijauta, kalorijos dega, o ko daugiau reikia. Tikslas yra nesudėtingai, kuo paprasčiau, kuo lengviau, su muzika, su gera muzika, su emocija, tiesiog išsilieti. Zumba puikiai viso kūno treniruotė nepriklausomai kiek jums metų ir kokio fizinio pasirengimo esate. Jūs netruksite pastebėti, kaip tirpsta kilogramai, gražėja kūno linijos, tvirtėja raumenys. Aktyvus pats presas, pilvo presas, nugara, visa jos asmeninė dalis, dalyvauja rankos ir kojos. Tai sakykime, šitos vietos tai būtent ir sutvirtėja, nes tai yra daugiausia apkraunama ir daugiausia dirbama. Moteris pastebi, kad tokie užsiėmimai padeda sureguliuoti kraujospūdį. Didžiausia zumbos gerbėja, puikiai atrodanti 67 metų Akvilė tvirtina, kad susitvarkė ir kitos sveikatos problemos. Kai atėjau sportuoti, labai nepakeliamai skaudėdavo nugarą. Labai. Dabar, dar čiut, bet ten taip mažai. Tikrai turėjau didžiulę problemą. Man būdavo į sodą išvažiuoju, 5 minutės darbo ir viskas nepakeliamai skauda. Dirba, aišku, visą dieną. Dabar nebėra tų problemų. Pavasarį išvažiuoju į sodą, jokių problemų nėra. Kviečiu tikrai, kad visas moteris, nepasakykit, neturiu laiko, gal kitą kartą. Ne, reikia netidėlioti, tiesiog pradėti. Ateisit į zumbą, vieną treniruotę, kitą, o jos pačios neš. Čia. Jokių amžių išduodančių pėdsakų veide, švytinti ir skaisti oda. Kiekvienos moters svajonė, beje šiandien labai nesunkiai pasiekiama. Pasižiūrėkime. Kaip atjaunėti 5 ar net 10 metų be plastikos chirurgo prisilietimo. Šiandien tai įmanoma ir beje labai populiaru. Mezoterapija. Vienas iš būdų atsikratyti amžių išduodančių požymių veide vos per kelias procedūras. Visa esmė – štai šis mažas adatėlių prisagstytas volelis, kuriuo veido oda tarsi atrakinama, kad į gilesnius sluoksnius įsileistų specialiai įvairioms problemoms spręsti sukurtus kokteilius, kuriais švelniai masažuojant prisotinama oda. Mezoterapija padeda kovoti su akne bei jos padariniais, mažina raukšles, pigmentaciją. Po procedūrų oda tampa elastingesnė, skaistesnė. Dar vienas nepakeičiamas išradimas ne tik grožio puoselėjimui, bet ir įvairių odos problemų sprendimui – Galvanic Spa sistema. Procedūrų metu naudojami serumai veikiami galvaninė srove, atveria poras, šalina nešvarumus, prisotina odą drėgme ir mineralinėmis medžiagomis. Galvanic Spa sistema skirta ne tik veido, bet ir kūno odos priežiūrai, celiulito gydymui, odos tangrinimui, galvos odos priežiūrai ir plaukų struktūros atstatymui. Sužinokite daugiau apie grožį ir jaunystę puoselėjančias procedūras Sveikatingumo ir grožio namuose Salomėja. Suteikite galimybę sau ar mylimam žmogui pasilepinti maloniomis procedūromis išskirtinėje grožio oazėje.
simboliškai minint pasaulinę vėžio dieną, į svečius pakviesime pas gydytoją onkologę Evaldą Marcinkevičienę, kuri apie šią ligą tikrai žino daug daugiau negu dažnas iš mūsų. Tačiau šiandien su gydytoja kalbėsime tikrai ne apie ligas. Kiekvienas užsukęs į gydytojos onkologės Evaldos Marcinkevičienės namus yra draugiškai sutinkamas ne tik ištikimojo šeimininkų draugo, bet ir nelieka nepastebėtas iš didžiosios papūgos, kuri šį kartą nesivargino pasisveikinti laba diena, ką beje puikiausiai moka. Tačiau tai dar ne visi augintiniai, kurie kasdien pasitinka visada šiltai besišypsančią, už profesionalumą ir nuoširdumą pacientų mylimą ir gerbiamą gydytoją, grįžusią po sunkios darbo dienos. Ūkis nėra didelis, mes turim 2 agamas, 2 blefarus, vėžlį, vandeninį, kažkur pasislėpusi, porą žalčių ir gyvatės. Visas ūkis, kurį aš gavau ir esu labai dėkinga už tą patirtį, kurią man suteikė Raguvos mokytojas Antanas Lučka. Viskas yra iš jo, tik tai vienas gaila labai, bet jau arba aš nemokėjau prižiūrėti, arba dėl amžiaus mirė mano vieną agamą. Tai va tas mažiukas jau yra atkeliavęs nebe iš mokytojo, o iš Kauno zoologijos sodo. Aš jau pirkau iš zoologijos sodo, bet jis dar kol kas yra piktas, bendrauti labai ypatingai nenori, piktumas jo yra juodas. Šiaip aplamai įdomu tas, kad ta visa ten gyvatės, eublefaras, šitie jau yra didelį pas ją užmokto. O va šitas eublefaras yra užaugęs nuo mažiuko pas mane ir lygiai tas pats ir gyvatės su žalčiais. Ir gyvatės su žalčiais. Va šitas užaugęs nuo mažiuko, nuo tokio maždaug. Užsiaugini jį pats. Nu, šiaip nelengva, kol pripranti, ne kiek dėl techniškai nelengva, bet kol pripranti prie gyvio. Ir suvoki, ko jisai nori, ką ir kada su juo reikia daryti. Tai va šitoj vietoj tai jau taip jau nėra lengva. O va šitą, kai mokytojas skirstė gyvūnus, kaip aš sakau, kai mokykla išdarė tą gyvąjį kampelį, tai jau mes atsivežėm iš jo didelį. Tai dabar aš turiu 2 gražius tokius. Šiaip jie simpatiškai, labai geri, agama tai jau draugiška. Ir pavaikšta ir viską, tik jį labai vaiką šuo, eikas. Nu tai tokia draugiška palyginti dar. Nu jau apie žalčius ir gyvatės to negali pasakyti. Jos aišku pasiėmė į rankas, bet jie jau stengiasi, bėga, slepiasi, jeigu jie pabėga. Ten matysit, kaip prieisim prie narvų, jau tie narvai užtaisyti. Nes jie, jeigu pabėga, tai jau jie. Tada jau jų reikia ieškoti. Iki grindų plėšimą ir rūsio vertimų užtinko. Buvo, viską čia buvo. Nes mes nemokėjom, reikia, tiesiog reikia juos laikyti labai sandariai. Baisiausias nutikimas buvo tai, kai aš, neatsimenu, kažkas pas mane buvo svečiuose ir aš pamiršau uždaryti didžiųjų žalčių narvą ir naktį jie vis dėlto sulipo pas vaikus į lovą. Tai kažkaip jau nebuvo taip pagalvojus, kad jie galėjo, ne iš blogos valios. Yra taip, kaip yra, viskas baigėsi laimingai, bet aš jau dabar labai saugo. Jūs dar mėgstat ir keliauti, ar ne, kiek žinau? Bent jau stengiatės jau per atostogas ištrūkti ar ne, aplankyti svečią šalį. Gal ir ten pirmiausia krypsta žvilgsniai į... Visko buvo ir žvilgsniai krypo, viską mes buvom parsivežę, net vėžlį sausumos, bet aišku, jis mums neišgyveno. Ir po to kažkaip aš taip atsiribojau, nes ir šiaip savy gal suvokia, kad jeigu gyvūnas išgyvena laisvai, tai turbūt jam reikia suteikti tuos namus, kuriuos jis turi natūraliai, tą laisvę. Tai va tas toks principas. Ir šiaip Italijoje kalnuose, tai aišku, driežus gaudė. Vėl paleidė. Gydytoja prisipažįsta nuoširdžiai pavydinti žmonėms dirbantiems su gyvūnais. Ko gero tai ir yra atsakymas, kodėl mediko kelią pasirinkusios moters namuose vietą rado įvairiausi augintiniai. Vėžlys mūsų piktas, va. Matot, koks piktas. Mes galime kasti. Parodyk. Dabar jau nebebus piktas. Dabar iškiša galą. Netradiciniais augintiniais galintis didžiuotis gydytoja tvirtina, kad ypatingos priežiūros jiems nereikia. Svarbu išsiaiškinti auginimo subtilybes ir mylėti juos. Reikia nebijoti, jie spaudžia. Vat kada suimi, jau iš jų reikia, iš to gniaužto va tokio, va jau reikia vaduotis. Na ir ne visiems matytas jauku.
Ir dar šiandien pikta už tai, kad nerėsi. Akis tokios. Na, pati, pajūtim uodegą. Ko šiandien nejūti? Nu jo, reikia pirmiausia, gerai sakėt, nebijot. Reikia nebijot. Į nerėsi tai tokia va piktesnė. Į auga geriau. Anoji kažkaip man prasčiau auga. Šitą mažesnė. Mažutė man šitą. Nors jin valgo ganėtinai neblogai, bet va tokia. Be gyvojo kampelio savo namus sunkiai beįsivaizduojanti gydytoja Evalda Marcinkevičienė neslėpia, kad ko gero augintinių gretos dar didės. Tik kam dar jaukus gydytojos namai taps savais, parodys laikas. Dar labai noriu pasveikinti Giedrę Meškėnaitę, kuri teisingai atsakė į praėjusios laidos klausimą ir laimėjo laidos partnerio Komoda įsteigtą prizą. Na, o dabar dėmesio į ekranus. Naujas klausimas. Atsakymus į jį siųskite elektroniniu paštu sveikatos-receptai@gmail.com. Šiandien su jumis atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Rūpinkite savimi. Kitoje laidoje lankysimės pas gydytoją odontologę Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikos direktoriaus pavaduotoją Santą Miežinienę ir pasikalbėsime tikrai atvirai, ne tik apie profesinius dalykus. Netgi lankiau cukraus fabriko, buvusio cukraus fabriko Drabos būrelį. Ir mokytojas Raimondas Milinis visą laiką irgi buvo su tokiu noru, kad Santa, tu eini ne tuo keliu, kad galbūt kitas kelias tau būtų būtent tai aktorinis, tai režisūra, bet buvau labai stipriai užsispyrus, turėjau vieną vienintelį tikslą, norą tapti būtent gydytoja ir būtent gydytoja odontologė. Įdomių pokalbių ir naudingų patarimų pažadame jau kitą savaitę.